Čia, Vilniaus šiaurėje, plyti unikali ekosistema Šeškinė. Kadaise tai buvo laukinė teritorija, tačiau dabar ji virto betono savana, kurioje išlieka tik stipriausiai. Kaip ir kiekvienoje teritorijoje, čia neišvengiami konfliktai. Ginčai kyla dėl meilės, teritorijos ar tiesiog, nes kažkas pažiūrėjo per ilgai. Ko žiūri? Čia betono savana. Kaip ir bet kurioje savanoje, čia taip pat egzistuoja dominuojančios rūšys. Ši rūšis išgyvena daugybę klimato pokyčių, juda greitai ir užtikrintai. Tik jis žino, kas laukia už artimiausio daugiabučio kampo. Jos nebevargina transporto spūstys ar liftas, kuris niekada neveikia. Dabar ji ramiai stebi savo teritoriją, ji žino viską. Čia, Šeškinės centre, pastebimas dažnas šeškinės grobuonis – Homo maros. Šis padaras juda užtikrintai, tačiau su tam tikru ritualiniu elementu. Jo eisena dažnai lydi lengvas pečių siūbavimas. Tai natūralus dominavimo ženklas, signalizuojantis aplinkiniams apie jo statusą. Rankos dažniausiai giliai kišenėse, o jei horizonte pasirodo kitas, tos pačios rūšies atstovas, krūtinė instinktyviai išpučiama. Čia neperkama, čia atsikratoma. Dviračio rėmas, abejotinos kilmės auksinė grandinė, senas televizorius, lombardas priima viską. Ekonomika čia sukasi ratu, kažkas parduoda, kažkas perka, bet galiausiai viskas sugrįžta į tą pačią vietą. Medžiok arba būsi sumedžiotas. Ne visi čia kovoja dėl išlikimo. Kai kurios rūšys tiesiog laimi. Susipažinkite, betono savanos invazinė mafija. Jie visur, jie nieko nebijo. Jie gali skristi, bet renkasi vaikščioti. Jie žiūri tau į akis ir laukia, kas pirmas sumirksės. Apie juos kuriamos legendos, apie juos rašomos eilės. Šalia stotelės prie kebabų balandis stovi be tabų. Jam nesvarbu, kad jau vėlų, jis nori tavo lavašų. Jų maisto šaltiniai neišsenka, nes kas nors visada numes bulkos gabalėlį. Gamta visada ras būdą išgyventi. Šie užrašai – senos ir naujos civilizacijos palikimas. Kai kuriems jau daugiau nei 10-metis. Jie byloja apie BFF laikus, seniai pamirštus konfliktus ir trumpalaikės meilės. Sigma Boy, L + G = SEX, AAAA. Ir dabar tai yra įrašyta į istoriją. Senbuvė gyventoja, stovėdama prie sienos, žvelgia į tą chaotišką raštą. Jos akys pasiklysta tarp šių beprasmių brūkšnių ir linijų. Kas tai? Ar tai žinutė? Ar kažkoks naujas simbolizmas, kurio ji niekada nesupras? Jie atsimena laikus, kai žodžiai buvo paprasti ir aiškus, bet šie yra kita kalba. Tai nebe jos pasaulis. Vienas rūšis išeis, kitos ateis, o raštai virs antika. Kaip ir bet kuri kita ekosistema, betono savana nuolat keičiasi. Vieni gyventojai išvyksta ieškoti geresnio gyvenimo į Fabijoniškes. Kiti tiesiog išnyksta, lyg paskutiniai centai vietinio šūdvario kasoje. Bet tušti plotai ilgai nelieka tušti. Nauji atėjūnai perima teritorijas, atsineždami modernesnius įpročius, bet tuos pačius instinktus. Gyvenimo ratas čia niekada nesustoja. Vienas rūšis pasitraukia, kitos prisitaiko, o trečios tiesiog yra
neišnykstantys parazitai.